Kitokie pomidorai. Kitokie pomidorai patys gražiausi ir patys skaniausi pomidorai. Kodėl jie kitokie? Todėl, kad jie kitokios spalvos, tai yra neraudoni, todėl, kad jie kitokios formos ir išties yra išskirtiniai. Parodysiu, jeigu kas norite turėti, auginti ir mėgautis išskirtinio skonio spalvų ir formų pomidorais, tai auginkite šiuos pomidorus. Tamsus pomidorai, Nightshade. Smagus tuo, kad odelė yra tamsi, vidus yra raudonas, dera gausiai, pomidoriukai nedideli. Kokoro. Labai įdomus hybridas, labai išskirtiniai vaisiai, labai išskirtiniai patys augalai, vaisiai subrendę tokie, jau kai mes juos kai yra skaniausi, jie yra tamsiai tokio, ryškiai raudonos spalvos. Na, apie šiuos pomidorus Gormasan daug yra pasakyta, daug yra mėgėjų, kurie augina šios pomidorus, žavisi jais ne tik dėl išskirtinios formos, spalvos, bet ir išskirtinio skonio. Vienas iš naujesnių mūsų hibridinių pomidorų, Boccanegra, tai hibridinė veislė. Tie, kas mėgsta tuos rievėtus, tokius nelygius, banguotus, kiti dar vadina pomidorų, šis pomidorų hybridas tikrai vertas dėmesio ir privalo būti įsileistas į jūsų šiltnamius. Na, o kas mėgsta pomidorus, kas mėgsta kriaušės, tai tikriausiai mėgsta ir kriaušės formos raudonus pomidorus. Štai šie pomidorai, Red Pear, tai yra kaip kriaušės forma. Pomidorai yra mėsingi viduje, puikiai tinka šaltstriubėm, šviežiam vartojimui. Nesilaiko galbūt ilgai, bet kas mėgsta valgyti šviežius pomidorus, tai turėtų auginti šią Red Pear veislę. Na ir naujiena, Lanterna, hibridinė veislė, mūsų nauji pomidorai. Tai kas nori štai tokių pomidorų? Auginkite Lanterna hibridą, džiaugsitės išskirtinės formos, skonio ir dideliais ir skaniais vaisiais. Taigi, tiek senos veislės, tiek naujos, tos išskirtinės spalvos, skoniai ir formos tikrai vertos būti jūsų šiltnamyje. Jei norite ir daugiau naudingų patarimų, ne vieno, ne dviejų, ne 10, bet 100, prenumeruokite mūsų kanalą.